Kas iš jūsų pažįstat žmogų, kuris investuodamas į auksą tapo vargšu? Greičiausiai jūs lygiai taip pat kaip ir aš tokių žmonių nepažįstat. Ir šiandien mūsų, tikiuosi, diskusija su Ilona padės atskleisti, kaipgi iš tikrųjų investuojant į auksą galima turtėti ir galbūt net sužinosit apie tai, kad kartais nereikia net ir didelių finansų turėti, kad pradėtum turtėti. Tai sveiki visi, esu Jurgita Neverbickienė, Golden Gate Edelmetale projekto vadovė Lietuvoje ir jau daugiau nei 12 metų padedu žmonėms spręsti problemas susijusias su jų finansais. Ir dažniausiai tos problemos būna tokios, kad žmonės sako: Jurga, ką daryti, kad pinigai būtų saugus nuo infliacijos? Kiti mato problemą, kad tie pinigai bet kada gali tapti beverčiais, ypatingai tie, kurie nors kartą pragyveno tarybinių laikų istoriją. Na, o tretieji apskritai užduoda klausimus: Jurga, o ką daryti, kad aš tų pinigų kaip santaupų formą apskritai turėčiau? Ir galiu pasakyti, kad mūsų šiandienos pokalbio tema, tai yra investicinis fizinis auksas, gali būti viena iš šitų problemų sprendimo būdų. Taigi, būtent tai ir padedu visada daryti, spręsti tas su pinigai susijusias problemas. Ir šiandien mano pašnekovė yra kita moteris, Ilona Gurskienė, kuri irgi padeda žmonėm tuos finansinius reikalus tvarkytis. Tai Ilona, papasakok truputį apie save. Labas vakaras visiems, labas Jurgita. Tai aš esu Ilona Gurskienė, finansų valdymo strategė. Jeigu apskritai kalbėti apie finansus, tai su finansais jau 30 metų šalia stoviu, bet jeigu kalbėti daugiau apie tą investavimą ir pagalbą kitiems rasti finansinius sprendimus, tai skaičiuojam dešimtmečius. Ir taip, tai yra labai aktuali tema ir jeigu kalbėti apie mane pačią, tai aš esu dar tas tarybinių laikų vaikas, apie kuriuos minėjai. Ilgai tikėjau tuo įskiepytų mūsų tėvų tą nuostatą, kad gerai dirbk ir gerai gyvensi, bet tikrai tam tikrą momentą supratau, pati dirbdama su finansais, kad ne visai čia taip yra, kad reikia daryti dar ir kitokius žingsnius. Ir tradicija turbūt daugelis mūsų taip pasielgia, tiesiog nebuvo tos galimybės, kokių yra dabar. Tai pirma mano ta investicija tokia buvo, tai garantuotų palūkanų draudimas, tenais kaupimo suma. Ir kai aš jį sudarinėjau, man buvo garantuotai pažadėta 3,5% grąža, garantuota. Kadangi pati dirbu su finansais, šiai dienai garantuotų palūkanų draudimas, garantuota grąža, ką garantuoja kompanija. Apskritai Lietuvoje mes tokius produktus turime jau kompanijas tik tai 2, kurios garantuoja 0,4%, kas realiai nedengia metinės finansinės pasaulinės infliacijos dydžio. Ir aš natūraliai pradėjau ieškoti tam alternatyvos. Kas tai galėtų būti, kad atitiktų šitą produktą, kuris, jau žinok, nelabai man eina ir klientams jį rekomenduoti. Nebent visiškai žmogus neturi rizikai jokio atsparumo, tai mes galime šnekėti apie pinigų atidėjimą, bet mes su tavim žinome, kad saugoti pinigus tą popierinę formą, ir turint tą grąžą 0,4, iš tiesų tai jau yra pinigų praradimas. Tai kaip investuotojas tiesiog nesiverčia liežuvis. Taip atsirado mano akiratyje auksas, nes aš auksą matau būtent kaip tą ilgom laikotarpį infliacijos tempus padengianti produktą, nes jeigu lyginti su popieriniais pinigais, jeigu pakeltum tą savo aukso laitelį ir paimtumėm 100 eurų šalia, žiūrėk, matai, kaip aš pasiruošus. Tai turbūt nebus
kurie nuginčytų, kad 100 eurų po 5 metų jau bus jo vertė, ką mes galime įsigyti, bus visai kitokia negu šiandien. Ir lyginant su tuo aukso luiteliu nuėjus, mes galėsime pirkti tą patį. Tai čia toks produktas, realiai, kuris, neturi kredito rizikos, bankroto rizikos. Nes jeigu visa kita gali bankrutuoti, netgi ir valstybės obligacijos jos gali bankrutuoti, turi tą riziką, tai su auksu mes taip neturime. Jeigu pas tave guli ant stalo tas luitas ar luitelis, jis ir guli. Niekaip jisai nedings. Aišku, čia atsiranda kitas klausimas, kaip jį saugoti. Dėl ko aš ganėtinai ilgai ėjau prie šitos turto klasės. Šiaip, jeigu kalbėti apie lietuvius, tai pirmoji pozicijoje Lietuvoje stovi investavimas į nekilnojamą turtą. Ir kaip nekeista, antroji pozicijoje, jeigu apklausą darai, stovi auksas. Bet kai pradedi kalbėti apie investavimą į auksą, tai jau čia, jeigu į nekilnojamą turtą, turbūt praktiškai 100% visi esam suinvestavę, daugiau ar mažiau, tai į auksą investuoja jau tik tai kas 10 lietuvis. Kodėl? Žinai, Ilona, turbūt aš numanau, kodėl. Todėl, kad dauguma žmonių turbūt, kaip ir aš kažkada, tai prieš kokius 6 metus, galvojom, kad netgi, nekilnojamam turtui tai yra natūralu. Tu iš karto supranti, kad tu turėt kažkokią solidesnę pinigų sumą tam, kad tu nupirktum nekilnojamą turtą, ne? Apie auksą irgi visi galvoja, kad aš nebūsiu pajėgus. Daugam auksas atrodo, kad tai yra tik tais turtingųjų galimybės, ne? Sakykime, tai pavyzdžiui, man prieš 6 metus viena Vokietijos kompanija atskleidė akis, atmerkė plačiau, leido pasižiūrėti, kad iš tikrųjų tų galimybių yra įvairiausių. Ir iš tikrųjų tau irgi pritarsiu, kai aš pradėjau būtent per tą pačią vokišką kompaniją, šiandien mes irgi turbūt apie ją su tavim nemažai kalbėsim, pradėjau per ją investuoti, tai mano pagrindinis tikslas buvo išsaugot kažkokią tai dalį savo santaupų. Tai yra paversti tą formą, kuri bus saugi. Ir dar kai tu sužinai, kad tam, kad išsaugotum dalį savo santaupų, tau visiškai nereikia turėti 1000, 2 ar 3000 eurų, tau pakanka turėti 30 eurų per mėnesį ir jau tu tuos 30 eurų gali paversti viena iš saugiausių pinigų formų, tai yra gramai. Taip, tai tu dabar įvardinai tą antrą punktą, kodėl mano atsirado tas susidomėjimas, kad realiai mes pirkdami auksą, keisdami tą popierių į auksą, apsisaugom nuo infliacijos, nuo valiutų nuvertėjimų, nesvarbu kokia forma. Tas irgi yra labai svarbu. Kitas dalykas, sakyčiau, kadangi aš esu periodinio investavimo šalininkė ir portfelis mano ganėtinai toks diversifikuotas ir išskaidytas, tai man labai svarbu, kad jame būtų ir ne tik aukštos ar vidutinės rizikos produktai, kurie tenkina man grąžą, bet būtų ir tokie produktai, kurie, sakykime, galbūt neuždirba labai daug, bet tai yra tam tikras apsidraudimas nuo tų finansinių kataklizmų, kai krenta aukštos ar vidutinės klasės turto klasės žemyn, tai kad būtų atsvara ir, kaip sakau, nereikėtų dalinti už dyką savo turimo turto tada, kada labiausiai iš tiesų jo reikia, nes per tos kataklizmus paaiškėja, kad mums labiausiai kažkokių pinigų reikia. Tai sakyčiau, auksas čia irgi labai gerai atitinka šitą reikalavimą, kaip apsidraudimas tada, kada šiaip visur kitur yra blogai. Iš tikrųjų, tu esi visiškai teisi, kadangi aš nuolat verdu šitoj tematikoje, tai visada labai mėgstu analizuoti skaičius. Ir ką teko analizuotis 22 metais, kai visas pasaulis susidūrė su beprotiškais infliacijos šuoliais, beprotiškai pingančia perkamąją galę, sakykime, mažėjančią, tai iš tikrųjų auksas buvo praktiškai vienintelė investicija, kuri generavo teigiamą grąžą.
Ir man yra tekę netgi, na, sakykime, netgi jeigu kalbant apie tas pačias grąžas, ne, tai kai kurios kriptovaliutos prarado 22 metais net ir daugiau nei 80% savo vertės. Akcijų rinkose buvo kritimai ir 14, ir 15, ir 20%, ne, sakykime. Obligacijų irgi rinka visa krito. Ir auksas vienintelis praktiškai generavo 6% vidutinę grąžą. Jeigu jį paėmus dar ilgesnių laikotarpių ir apėmus dar, sakykime, ilgesnės krizės, kurios kažkada tai yra buvusios, ta pati 2008-2009 metų krizė, tai ir ten auksas visada tais kriziniais laikotarpiais būdavo puikia priemonė sumažinti bendrą portfelio vertės kritimą ir tokiu būdu ilguoju periodu, ilguoju laikotarpiu pasiekti savo geresnius investavimo rezultatus. Nes iš tikrųjų, kai mes kalbam apie investicijas, tai didžiausią poveikį mūsų investicijoms daro ne pačios tos geriausios dienos, ne, sakykime, kai mes uždirbam pačius didžiausius pelnus, bet pačią didžiausią įtaką mūsų investicijoms visada daro kritimai. Ir Na, dar tas pačias geriausias dienas, žinai, reikia ir išgaudyti. Vat čia tas spėliojimas rinkų, kada yra geriausia diena, kada blogiausia, aš kadangi, na, aš net negaliu žinoti daugiau negu žino sėdintis ir dirbantis su tuo protai ir išskaičiuoti, kada ta geriausia diena, o kada blogiausia, tai irgi, būkim, kaip pasakyti, sąžiningi, neturime mes tokių galimybių. Čia yra visiškas spėjimas, kada ta diena bus geriausia ar blogiausia, mes tiesiog turime susidėlioti tą portfelį taip, kad mes turėtumėm skirtingų įrankių ir jie vienas kitą, čia kaip ir vien prieštaraujantis reikalas, bet taip jau yra, kad netgi ir auksas, kuris, šiaip pats jisai vertės nekuria, sutinki, Jurgita? Jis nekuria vertės, čia ne akcijos, ne obligacijos, ne tas pats nekilnojamas turtas, kurį tu gali išnuomoti. Bet vis dėlto, turint jį portfelyje, labai gerai gali susidėlioti, susitvarkyti tuos bloguosius laikus. Taip, iš tikrųjų, aš gal net žinai, kaip pasakyčiau. Iš dalies su tavo teiginiu, kad auksas nekuria pats vertės, ne, sakykime, iš dalies sutinku, iš dalies ne. Ir argumentuosiu, kodėl iš dalies ne. Nes šiaip, jeigu paėmus, tai nei akcijos, nei obligacijos, nei popieriniai bet kokia pinigų forma, nesvarbu kokia tai valiuta būtų, ar tai doleris, ar tai euras, ar rublis, ar jenos, ar dar kažkas, tai jie patys iš savęs nėra vertė. Jie irgi gali uždirbti skaičiukus ir didinti tavo kapitalą, bet patys iš savęs nėra vertė. Man labai patiko netgi ant dienų pataikiau pamatyti vieno iš tokių specialistų rimtų pasaulinio lygio Maiko Malaunio video apie tai, kaip jie analizavo su kitu kolega, kad Nyderlandų vienas iš bankų, ir ne vienas iš bankų, Nyderlandų centrinis bankas, kaip ir pradeda po truputį užsiminti apie tai, kad galbūt gali atsitikti taip, kad kada nors grįšim prie aukso standarto. Tai yra, kai popieriniai pinigai bus padengti auksų, tai yra auksas tarnaus kaip garantas, kad tie pinigai yra kažko verti. Tai ten irgi buvo frazė, kad iš bet kokių, sakykime, finansinių instrumentų auksas praktiškai yra vienintelis, kuris pats iš savęs turi vertę. Ir jisai yra taip. Jo, jisai yra. Kaip įdomu, žinai, mes šiandien kaip tik irgi turėjau su kolega diskusiją, kad ar nevertėtų mums grįžti prie aukso standarto. Būtent tai sutapo, nes mūsų pokalbis iš tiesų, aš pasižiūrėjau, pasidomėjau, kad praėjusią savaitę auksas ėmė visas aukštumas. Sausio mėnesio ateities sandorių kaina kilo iki $2140 už unciją. Prieš tai rekordas buvo 2020 metais, $2089 už unciją. Taip. Ir šiaip, jeigu klausytis analitikų, tai visi kaip ir sutarė dėl to, kad
aukso vertė 2024 metais neturėtų nusileisti žemiau negu $2000 už unciją. Aš neseniai dalyvavau finansų forume, kur buvo Dubnikovo pasisakymas, tai jis labai ilgai, būtent buvo tos nuostatos, kad pats auksas vertės nekuria, ir kad neprasminga jį investuoti. O aš kurį laiką jau investuodama į tą auksą, aš visada taip jį pasižiūrėdavau, galvoju, aš kitaip padarysiu, negu tu sakai. Ir man šiemet buvo taip malonu tam forume jo paties klausytis, kai sako, aš turiu pripažinti, kad portfelyje auksas turi būti. Apskritai visi forumo dalyviai, kaip susitarę, kalbėjo, kad aukso portfelyje mes turime turėti, kai būtent tos investicinio portfelio diversifikavimo ir būtent apsidraudimo dalies. Tikrai visi be išimties apie tai kalbėjo. Tikrai taip, ir teko man paskui pamačius Maiko Malūnio tą interviu su kolega, tą jų diskusiją, panaršiau irgi internete, šiek tiek pasiskaičiau netgi interviu, iš kur ta informacija buvo paimta. Tai ten irgi yra pabrėžiama, kad didžioji dalis pasaulio valstybių, kuo toliau, tuo labiau pripažįsta, kad auksas turi būti kiekvienos valstybės portfelyje, sakykime, nes valstybė irgi savo finansus, kaip aš sakau, net kaip ir višta į vieną vietą kiaušinių nesudeda, taip ir valstybė savo visas rizikas valdo skirtingai. Ir iš esmės, sakykime, kodėl dabar pradeda greičiausiai keistis net ir tokių skeptikų aukso atžvilgių nuomonė, sakykime, dėl to, kad čia labai daug kas kalbėjo, kad čia praeis ta krizė, bus kaip 2008-2009 metais, kad pakils iki kažkokių tai aukštumų, paskui kris 10 metų neatsistatysi vertės, bet čia vėlgi labai reikia detaliai analizuotis visada skaičius. Pavyzdžiui, net jeigu grįžtant į tuos senuosius laikus, tai iki krizės, iki 2008 metų, tai yra 2007 metų duomenimis, investicinio aukso uncija 31,1 gramas kainavo 500 eurų. Krizės laikotarpiu kaina buvo pasiekus piką iki 1350 eurų netgi. Ir tikrai buvo žmonių, kurie pirko tą pačią brangiausią kainą. Ir dar supraskim, kad mes čia kalbam apie biržinę kainą, tai realiai rinkoje kaina buvo dar didesnė. Ir taip atsitiko, kad kai nurimo visos krizės pasiekmės, kai krizė buvo suvaldyta, kai žmonėm pasidarė stabilu, gerai jie viduje jaučiasi dėl savo finansų, sumažėjo paklausa ir natūralu, kad ta kaina šiek tiek pasikoregavo, bet jinai niekada negrįžo į savo pradinį tašką. Ir čia mes iš tikrųjų pereinam turbūt gal net ir prie to, ką tu pačioj pradžiai sakei, kad tu esi periodinio investavimo šalininkas, ne? Gal tu, Ilona, gali paargumentuoti, kodėl? Žinai, aš šiuo klausimu ilgai su savim tariausi. Dariau tai pakankamai iš inercijos, žinau, kurį laiką, taip skirstydama, tai vieną produktą, tai kitą. Ir kažkuriuo momentu sustojau ir savęs paklausiau, kodėl aš kaip sakyti, išmėtau, kaip tu sakai, tos kiaušinius į skirtingas vietas. Žinai, mano giminės gal istorijoje yra turbūt kaip ir mūsų daugeliu tų liūdnų pasakojimų, kai ten prosenelis uždirbo didelės pinigų sumas, padėjo į vieną banką, jisai bankrutavo. Kitas vėlgi ten važiavo užsienius, uždirbo didelės sumas, ten mamos pasakojimais ten to aukso buvo tiek uždirbta, kad mes 6 kartos galėjom labai gerai gyventi, bet jis buvo atimtas. Ir aš supratau, kad aš iš tos istorinės savo praeities, kai žmonės viską padėdavo į vieną vietą. Ten, jeigu pirko, tai pirko tik tai auksą. Jeigu ten kažką darė, tai darė tik tai vienam banke. Man tas užsifiksavo ir aš dabar labai esu išskaidžiusi. Aš turiu tikrai pakankamai platų portfelį. Ir pas mane į kiekvieną tą krepšelį
kiekvienam mano krepšeliui yra labai aiškus kodėl. Kodėl aš čia dedu, kokia jam skirta paskirtis, iki kada, ką aš už tai įsigysiu, kokia mano, ta prasme, intencija į tą krepšelį, kodėl į vieną ir kodėl į kitą. Aš kiekvienam krepšeliui turiu atskirą kodėl. Bet imant bendruoju, aš galiu labai ramiai pasakyti, kad taip, kai kurie mano krepšeliai uždirba 19% metinių palūkanų, sakykime, metinės grąžos. Kai kurie, kaip minėjau, duoda man garantuotai 3,5%. Ir aš ir skaidžiusi, mano tokia, kaip pasakyti, filosofija yra tokia, kad jeigu bus blogai, ir aš suprantu, kad tas, kuris šiandien duoda +20, jisai lygiai taip pat sėkmingai blogais laikais gali nukristi iki -20. Tai tada, kai tas, kuris nukris iki -20, aš galėsiu pasinaudoti tuo krepšeliu, kuris kaip tik kils. Ir auksas yra būtent tas kodėl. Jis yra prie tokių man garantuotos tos atsvaros, kur mano tą krepšelį išskaidys. Galbūt gerais laikais žmonės pamiršta auksą, kai mes esam pike, kai mes galim bet kur investuodami gauti didžiulės grąžas, mes auksą pamirštame, šiaip kaip turto klasė mes ją pamirštame. Ir okei, bet niekada negali atspėti, kada šalia kaimyniniai valstybėje prasidės karas. Tu šito negali numatyti. Bent jau visi galvojam, kad jo nebus. Mes nei vienas negalime nuspėti, kada prasidės kokia nors pasaulinė krizė. Ir tai įtakos mūsų finansus. Aš dabar pasakoju jau istoriją, ką aš žinau, ką mes kiekvieną žinome. Bet gali rytoj nutikti tai, ko aš dabar net susapnuoti negaliu. Ir tam yra tas diversifikavimas. Kad aukso tą laitelį, kurį tu rankose laikai, tu gali pasiimti ir išeiti pro duris. Ir tu turėsi apsikeitimo priemonę. Man labai patiko, kai prasidėjo, man nepatiko, kai karas prasidėjo, bet man patiko mintis vieno iš kolegų, kai jisai pasakojo istoriją, kaip jie irgi prisidėjo prie tų pačių ukrainiečių, sakykime, kažkokių gelbėjimo veiksmų, todėl kad jie visi išvažiavo, didžioji dalis, sakykime, išvažiavo, bėgo iš Ukrainos su grivnom kišeniai. Ir tos grivnos, jos buvo niekam nereikalingos. Jom valiutų kaityklos beveik nekeitė ne viena, sakykime, į reikalingą valiutą jiem. Ir sakykime, jeigu jie tuo metu būtų bėgę su sidabrinėm monetom, su aukso luiteliais, juos visur lauktų išskiestom rankom. Nes taip. O mes dar... Šiai dienai aš dar turiu tokią vieną stebėsenos, kaip sakant, informaciją, kad per 2023 3 ketvirčius apskritai paėmus centrinius bankus, centriniai bankai susipirkė virš 800 tonų aukso. Jo, jeigu tiksliai 842, tai čia yra iki spalio mėnesio pabaigos gauti duomenys, sakykime, lyginant su pernai metais, nes pernai metais tai buvo rekordai, buvo nupirkta 1136 tonos aukso, tai yra 55 metų istorijos rekordas pagal kiekį. Ir kodėl apskritai auksai, kodėl bankai yra pasiruošę vėl sugrįžti, sakykime, prie maksimalaus to pirkimo, nes buvo laikotarpis, sakykime, nuo 2000 iki 2010 metų centriniai bankai buvo vieni iš didžiausių pardavėjų. Jie ištuštino kai kurios valstybės netgi savo aukso rezervus, bet viską pakeitė krizė, todėl kad būtent krizės laikotarpį jau buvo pamatyta, kad, iš tikrųjų tas auksas yra, bet kaip mes ir jau su tavim diskutavom, puikus portfelio diversifikatorius ir saugiklis krizių laikotarpiu. Ir ką dauguma dabar centrinių bankų sako, kodėl jie tai daro.
Jie visų pirmiausia visi nori mažinti savo priklausomybę nuo dolerio. Ane? Jie visi nori būti pasiruošę tokiam pačiam blogiausiam scenarijui, kad ištinka tokia gili krizė, kad žlunga valiuta. Jie visi nori būti pasiruošę kažkokiems karams, vat kaip mes jau irgi kalbėjome, ne? Nes ir dabar mes tą matomą kainų kilimo politiką, ryški va tokia ta šuolis nuo rudens, jį irgi nulėmė Izraelio karas, ne, sakykime. Tai jie visi sako, kad na, auksas tai yra kaip ta saugi užuovėja. Tai kodėl mes kiekvienas turime į tai nekreipti dėmesį, jeigu tai daro centriniai bankai? Nes, priežastis, manyčiau, yra absoliučiai tos pačios. Jeigu taip elgiasi tie, kurie valdo pinigus, kodėl mes, valdydami savo finansus, turėtume elgtis kitaip? Tikrai taip. Ir šitoj vietoj norėsiu turbūt gal pereiti, sakau, prie mūsų tos tematikos, kokiais būdais galima pirkti auksą. Taip. Taip, tai aš gal papasakosiu teoriją. Gerai. O tavęs paprašysiu jau pakalbėti praktiškai apie konkretų jau vieną investavimo būdą. Ne tai, kad būdą jau patį produktą, nes būtent taip mes su tavim susipažinom, aš juo naudojuosi, esu labai patenkinta, jis visiškai atitinka mano poreikius, nes, kaip minėjau, labai ilgą laiką aš tiesiog nesiėmiau to daryti, nes man, tiesiog nesuvirė, kur aš jį turėsiu dėti. Man va tas padėjimas buvo klausimas numeris 1, nes namuose aš griežtai to nedarau. Apskritai jokio turto. Luitus, ne? Jo, aš kalbu apie fizinės. Vienas investavimo būdas tai yra, kad įsigyti fizinį metalą. Mes galim bet kuris nueiti, nusipirkti ten luitą, pasidėti jį ir turėti. Mes abi turim tos luitelius šiaip, aišku, gal tiek aš, tiek tu juos turim daugiau gal kaip parodomuosius, ne dėl to, kad juos reikėtų turėti, nes principaliai kažkoks turto laikymas šalia savęs manęs nedžiugina, nes praradimo grėsmė yra didelė. Sutinki, turbūt. Tikrai taip, žinok, tikrai Kitas būdas yra fizinio metalo irgi gavimas, bet jau įsigijant per internetu kažkokias kompanijas, naudojantis internetinių kompanijų paslaugomis, kur kaip ir taip pat eina kalba apie fizinį auksą, bet tai įmonės, kurios užsiima tik tai tuo, jos turi saugyklas ir tai yra jų darbas, kas man labai patinka, nes aš manau, kad kiekvienas punktas, jis turi, kaip su pensiniais fondais, mano manima, turi turėti toks atskiras pensijų valdytojas, tai taip ir su auksu. Tai neturi būti kažkokia bendra prekė dideliam krepšelyje. Kita galimybė į auksą yra investuoti per ateities sandorius, ką mes esame įvardinę, tačiau vis tiek reikia, aš čia matau didesnės rizikas, ir žymiai didesnį, tada jau tą žinių bagažą reikia turėti, sakykime, žmonėms pradedantiems, tai ne visai tai. Plus mes čia negalime kalbėti turbūt į ateities sandorius investuoti mažomis sumomis. Tai irgi netinkamas įrankis. Ir ką mes dar galim daryti, tai galime investuoti į fondus biržoje prekiaujamus, tos vadinamus ETF-us, kurie būtent į auksą skirti. Šitas punktas kaip ir skinasi pas mus kelią, bet dar sunkiai. Nes nesupranta pas mus žmonės fondų. Aš tikiu, kad jaunesnė karta jinai tai priims labiau. Mums vis dėlto labiau suvokiamas investavimas į fizinį metalą. Tai pasidalink, Jurgita, būtent kompaniją, į kurią mes investuojame, kurią patikrinome, rekomenduojame ir nes pagrindinis klausimas visada būna saugumo klausimas, ne? Ar man saugu taip investuoti?
O kas bus, jeigu jie bankrutuos? Tai čia, topas klausimas, tai vat, prašau, pateikime atsakymą šiandien. Aš pasakysiu turbūt gal vieną iš pagrindinių argumentų, kodėl aš pati renkuosi, kalbant apie auksą, investiciją į fizinį investicinį auksą. Todėl, kad tai iš tikrųjų yra tas tikrasis auksas. Popierinis auksas, tu labai teisingai vardinai, jis visų pirmiausia jau turi automatiškai ryškiai didesnės rizikas. Ar tai būtų ateities sandoriai, ar tai būtų ETF-ai, ten jau atsiranda tikimybė trečiosios šalies, tai yra emitento, kuris išleido ar ETF, ar ateities sandorį siūlo sudaryti, ne? Tai išlieka jau bankroto rizika. Ir mums lietuviam iš tikrųjų turbūt vienas iš svarbiausių visada klausimų, čia šitoje vietoje mes labai panašus į vokiečius, mums labai svarbus klausimas yra saugumas. Ir kai mes ieškojom, nes aš lygiai taip pat kaip ir tu daug metų dirbau su investicijom į pensinius fondus, gyvybės draudimai, nekilnojamo turto irgi projektai įvairūs mano portfelyje yra buvę. Ir mes visada ieškodavom saugių, patikimų būdų išsaugoti pinigus, įdarbinti pinigus, pasigerinti savo finansinę situaciją, pasirūpinti savo ateitimi. Ir kai susipažinom su šita Vokietijos įmonė, mes tikrai ją labai smarkiai tikrinam. Tai kuom įsitikinom, ne? Kad iš tikrųjų tai yra įmonė, mes kalbam apie įmonę Golden Gate Metalė, tai įmonė turinti labai patikimo, skaidraus tauriųjų metalų pardavėjo reputaciją Vokietijai. Ne vieną kartą yra gavusi apdovanojimus už būtent visą savo sugalvotą konceptą, už pasiektus rezultatus, už savo kainodarą, už ant tiek, kiek tai yra skaidru prieš klientą, ant tiek visos detalės yra atskleidžiamos. Yra užėmusi pakankamai aukštas vietas tarp Europos įmonių, kurios sparčiai vystosi, ne? Tai sakykime, jų yra ir į pirmą šimtuką yra pakliuvę, ir į antrą šimtuką yra pakliuvę, ir į trečią šimtuką visų Europos įmonių, ne, sakykime, ir ne tik kurios tauriaisiais metalais užsiema. Bet turbūt pagrindinis dalykas, kodėl mes nutarėm šitą kompaniją pasitikėti, kad jinai pati irgi labai siekia tą savo saugumą klientams sukurti. Tai man turbūt vienas iš didžiausių saugumo įrodymų yra tai, kad šita įmonė prie klientam nuperkamo aukso niekada pati nesiliečia, nuo pat užpirkimo momento. Ir beje, šito įmonėje koks yra didelis pliusas, nes mes ir kalbėjom, kad tai yra galimi periodiniai mokėjimai, investicijos nuo 30 eurų per mėnesį. Tu gali nupirkti neprisirišant prie to, kur šiaip rinkoje, tu prisiriši prie luitelio, ne? Kaip aš, tarkim, rodau pavyzdį, čia tas mano luitelis, tai yra 10 gramų luitas. Ne? Rinkoje yra įvairaus dydžio, 1 gramo, 2 gramų, 5 gramų, 10 uncijos ir taip toliau dydžio luitelį. Pirkdama šito įmonėje, tu neprisiriši prie tų luitelio svorio, tau yra nuperkama atitinkama tauriųjų metalų dalis kartu su visais kitais klientais. Šita įmonė turi pasitikėjimą klientų 11 Europos valstybių. Klientai tą savo pasitikėjimą išreiškia tuom, kad kiekvieną mėnesį patikinuot maždaug taip vidutiniškai 13 milijonų eurų savo pinigų, kad Golden Gates juos paverstų ar auksiniais gramais, ar sidabriniais, ar techninių metalų gramais, nes jie turi įvairių pasirinkimų. Ir jie ką daro kiekvienais metais, pavyzdžiui, Vokietijoje daug tokių įmonių yra, kurios užsiema prekybą tauriaisiais metalais ir panašias galbūt kažkiek sistemas pirkimo turi, tačiau jie praktiškai vos ne vieninteliai yra, kurie kartą metuose daro 2 lygių nepriklausomą auditą. Reiškia, viena audito įmonė keliauja tiesiogiai pas didmenininką, pas kurį yra pasirinkta saugoti luitus, iš to pačio didmenininko yra užperkamas auksas ir atitinkamai atidedamas į Golden Gates klientams skirtą saugyklą. Tai viena audito bendrovė vyksta į tą saugyklą ir realiai sutikrina fiziškai, koks ten aukso kiekis yra atidėtas. Kita audito įmonė negauna dar kol kas iš pirmosios duomenų, bet tikrina visą tai, pavadinkim buhalteriškai, ne, pagal apskaitą. Kiek pas kokį klientą turėtų būti gramų ir kiek bendroji sumoji visi Golden Gates klientai turėtų turėti to aukso.
Ir tik po to, kai jau yra suskaičiuojama ir buhalteriniai, popieriniai skaičiai, gauna jie pirmojo audito išvadą, sulygina ir išduoda, kad taip, ir vieno audito skaičiai, ir kito audito skaičiai sutampa. Ir tai iš tikrųjų mažina bet kokias galimybės manipuliacijoms, vagystėms, mažina, sakykime, riziką, tarkim, tokių variantų, kad, nes yra įmonių tikrai nemažai ir Lietuvoje jų po truputį atkeliauja, kurios kaip ir sako, kad aš perku auksą, bet kažkodėl labai prašo manęs, kad aš to aukso fiziniai formai nesisiųščiau, saugočiau pas juos. Tai va ten tada kyla klausimas, ar iš tikrųjų saugykloje tas atitinkamas aukso kiekis yra atidėtas. Tai čia vienas iš saugumo aspektų. Labai dažnai iš tikrųjų, va tas, na ką ir sakėm, kalbant apie popierinį auksą, tikrai yra pakankamai didelė rizika, kad to popierinio aukso, nesvarbu kokia forma leidėjas, gali bankrutuoti ir tu tada gali likti ir be aukso, ir be pinigų, ne, sakykime. Tai šiuo atveju mūsų klientai, vienintelis jų praradimas bankroto atveju būtų, kad jie toliau pagal tokią sistemą nebegalėtų užsipirkinėti. Antras jų praradimas negalėtų būti, tai yra pradiniam sutarties sudarimo etape yra mokamas vienkartinis sutarties sudarimo mokestis, kuris priklauso nuo maksimalios tos sumos, kurią žmogus užsirezervuoja, nuo lubų, sakykime, kiek jisai galės investuoti į savo sutartį, kiek eurų išsikeisti į gramus. Tai vat, nu, sakykime, gali būti, kad jis neišnaudojo, nespėjo išnaudoti iki bankroto atvejo, sakykime, pilnos savo kontrakto sumos ir natūraliai, na, kažkiek prarado to vienkartinio sutarties mokesčio dalies, sakykime, jaučiasi kaip neišnaudojęs jos. Ir tai yra vieninteliai praradimai, todėl kad nuo užpirkimo momento savininkas aukso gramų, nesvarbu, kad ir iki 4 skaičių po kablelio, yra klientas. Ir bankroto atveju, kas vyktų. Tai yra didmenininkas, kuris šiuo atveju veikia kaip depozitoriumas, tiesiog paprašytų kliento priimti sprendimą, ką daryti su iki to bankroto atvejo nupirkto auksu, sakykime, ar jis jį pageidautų maksimaliais luitais, sakykime, maksimalaus svorio parsisiųsti savo, ar jis pageidautų tą auksą parduoti atgal didmenininkui ir atgauti pinigus. Taigi praradimų nėra jokių, net jeigu bankrutuotų. Ir šitoje vietoje man irgi labai patinka, nes dirbant su šita kompanija nereikia fantazuoti, kad juridinis asmuo negali bankrutuoti. Aš kaip teisininkė pagal išsilavinimą galiu pasakyti, kad tikrai gali bet koks juridinis asmuo, net ir labai sėkmingai veikiantis, kažkada prieiti iki bankroto procedūros, bet šiuo atveju mūsų klientai net ir tokios procedūros atveju būtų saugus. Aš tai tave klausydamasi galvojau, Golden Gates'as, jis kaip ir daugiau nieko neužsiima, ne? Tai aš dabar jau čia kaip finansininkė tiesiog bandžiau sugalvoti, kas turėtų nutikti, kad jie, kokį jie turėtų padaryti klaidą, ne? Nes realiai versle dirba žmonės, ne? Tai šitoj vietoj kas turėtų nutikti, kad jie bankrutuotų? Man atrodo, tai jie tiesiog tik turėtų pavargti ir sakyti, ne, daugiau mes to nebedarysime. Praktiškai tu teisi, nes aš šiaip kartais save apibūdinu kaip žmogų turinčią lakią fantaziją, bet čia mano laki fantazija irgi nesuveikia. Nu, niekaip negaliu sugalvoti ganėtinai ilgą laiką. Aš tiesiog kaip pavyzdį, kad nes čia žmogus, sakykime, nepasirašo sutartį įmonę, gauna procentą, kuris realiai turėtų, padengia, aš esu tikra, kad padengia, nes esu mačiusi finansinės ataskaitas jų, tai padengia visus poreikius, ne, ten administracijos išlaikymo patalbų, tai su kuo susijęs verslas. Bet kadangi nėra paralelinių kažkokių veiklų, kurios yra rizikingesnės, kažko nedaroma tokio, kas yra rizikinga, bent jau šiai dienai mes to nestebime, ne? Tai mano fantazija, žinok, neišneša, ką tokioje veikloje reikėtų nuveikti, kad bankrutuoti. Na, tikrai, iš esmės, tai yra labai protingo žmogaus sukurta sistema, labai protingo žmogaus sukurtas verslas. Ir tikrai netikiu, kad kada nors atsirastų kažkokios itin rizikingos kryptis. Vokiečiai patys iš savęs labai dažnai būna, tokie labiau konservatoriai, kas liečia riziką. Ir kiek man yra tekę su pačiu akcininku kalbėtis, kaip apskritai gimė idėja pradėti dirbti su tauriaisiais metalais, tai
Iki tol žmogus turėjo jau virš 30 metų darbo patirtį su finansų sferoj, dirbo su įvairiom investicijom ir tame tarpe ir nekilnojamas turtas, ir tie patys gyvybės draudimai, įvairūs fondai, indeksai ir panašiai. Ir sako, vieną dieną supratau, kad tiesiog pavargau pardavinėti orą, pardavinėti pažadą, kad tu po X metų turėsi N pinigų sumą ir labai gerai gyvensi. Ir sako, norėjau pradėti parduoti žmonėm tai, kas iš tikrųjų realiai išlaikys vertę ir turėjo vertę prieš 3000 metų ir turės greičiausiai dar po 3000 metų. Ir nebe orą, o realų fizinį daiktą, realią fizinę vertybę. Tai jo toks buvo požiūris ir plus sako, norėjau galų gale pradėti ramiai miegoti, nebijodama sulaukti klientų skambučių, kad oi, žiūrėk, čia dabar akcijų rinkos čiuožia žemyn, aš čia prieš tai turėjau 20 000, sakykim, ten sukaupęs, o dabar iš tų mano 20 000 liko ten 10. Tai sako, norėjau tiesiog turėti tą dalyką, kuris visada atspindės tą realią perkamąją galę pinigų ir kur aš būsiu ir pats saugus, ir mano klientai bus saugus. Tai ką, Jurgita, mums turbūt tik tai besiklausantiems mus dabar ir jeigu klausysis vėliau, belieka pasakyti, kad jeigu dar šiandien neturite savo portfelyje aukso, tai labai rekomenduotina jį turėti. Ir jeigu kažkas tai domisi, kiek jo reikėtų turėti, tai čia aišku, galime turėti labai įvairių nuomonių, bet aš tai pasižiūriu tiesiog, kaip pasaulyje yra tvarkomas finansinis turtas ir tam pyrage pasaulio turto auksas užima 4%. Tai aš taip ir sakau, orientuokimės į tai, ką daro visas pasaulis, 4-5%. Ar turim gruodžio mėnesį kažkokių kalėdinių pasiūlymų dėl to, kad artėja kalėdos? Ar iš principo yra geras sprendimas? Gruodžio mėnesį mes turim sprendimų, nes įprasta, kad gruodis visada toks būna dovanų metas. Mes neturėjom sprendimų, mes nepasimovėm ant to kabliuko juodojo penktadienio, kuris tęsiasi visą lapkričio mėnesį. Tai turim kalėdinę akciją klientam, tie, kurie sudaro naujas šitas periodinės investavimo į auksą arba netgi ir į sidabrą arba į abu metalus kartu sutartis iki gruodžio 31 dienos. Ir susimoka tą mūsų minėtą vienkartinį sutarties sudarimo mokestį iki 24 metų kovo 31 dienos. Nuo mokesčio pilno padengimo momento gauna kvietimą iš mūsų atkeliauti pas mus ir pasiimti savo dovaną, sidabrinę monetą. Oho, kokia dosni dovana. Tai dabar tik tai reikia dar visi, kurie žiūri ir žiūrės, dar kad pasidalintų šitą kalėdinę galimybę su savo draugais, kaimynais, pažįstamais, visų savo Facebooko ratu draugų, kad kaip įmanoma daugiau žmonių galėtų pasinaudoti, nes gruodžio 31 greit ateina. Taip. O terminas, aš kaip suprantu, gruodžio 31, taip? Taip, iki gruodžio 31, dar gruodžio 31 dieną pasirašyta sutartis, skaitysis, kad pakliuvo dar į akciją, nepriklausomai nuo to, kad jau labai tikėtina, kad jinai suadministruota bus jau naujais metais. Bet sudaryta būtent pasirašyta iki gruodžio 31 dienos, jinai tikrai galės būti. Dabar dar irgi, žinai, ką aš, Ilona, galvoju. Mus klausys labai skirtingi žmonės ir jie galvo, noriu, faina ir monetos noriu, bet nežinau, kur kreiptis pas ką. Tai, Ilona, gal sutarkim, kad šį kartą čia tavo buvo mintis mūsų tokią live diskusiją padaryti ir pasikalbėti. Tai noriu paprašyti tavęs, kad tu pasisakytum savo kontaktus. Aš juos dar paskui irgi, kur visur dalinsiuos video, pridėsiu tavo kontaktus, kad žmonės gali drąsiai kreiptis pas Iloną,
kuri papasakos ne tik apie tai, kaip šitą aukso sutartį sudaryti, bet ir apskritai padės persižiūrėti jūsų investicijas, padės susiplanuoti savo finansus, patars, kaip juos teisingai planuotis, kaip teisingai skirstyti savo santaupas. Tai Ilona, pasidalink kontaktais. Tai mano darbinis puslapis yra ilonagurskienė.finansų valdymo strategija, kuriame galima rasti ir mano elektroninį paštą, ir mano telefoną, ir tenais galima surasti kalendorių, kur iš karto galima registruotis į susitikimą, nurodant, kad būtent domina auksas, kad aš žinočiau, kad šitas susitikimas yra skubos tvarka. Tai gal tą kalendorių mes dar Jurgita ir pasidalinsime. Ar tu gali pasižiūrėti, mačiau klausimą, taip sušmėžavo man ir kažkur tai dingo. Kaip tik ir matau klausimą. Tai matau klausimą, koks yra metinis atsiperkamumas procentais iš aukso. Tai aš gal leisiu savo atsakyti į tą klausimą, o žiūriu, kad aš čia save netyčia atjungiau. Tai koks yra tas metinis atsiperkamumas iš aukso? Viskas priklauso nuo laikotarpio, kokiu laikotarpiu vertinsim, bet šiaip maždaug reikėtų orientuotis, kad tarp 8–10%. Ir kokie laikotarpiai yra geri aukso pirkimui, tai ir Ilona sakė, kad iš tikrųjų ne vienas analitikas turbūt jums nedrįstų atsakyti šitą klausimą kažkaip labai vienareikšmiškai. Aš visada sakau taip, kad pats geriausias laikas pirkti auksą buvo vakar, sekantis geriausias laikas yra šiandien. Ir kai mes darom pirkimus periodinius, kodėl ir Ilona yra gerbėja ir myli periodinį investavimą, nesvarbu į kur investuotume, ir aš esu toks pat žmogus. Kodėl? Todėl, kad kai tu investuoji periodiškai, tai yra bent kartą per mėnesį darai pirkimą, tai tu ilguoju laikotarpiu išnaudoji visus rinkoje esančius kainų sviravimus. Nes apie ką mes bekalbėtume, ar obligacijos, ar akcijos, ar indeksai, ar auksas, jie visi turi savo kainų sviravimą. Ir perkant periodiškai, tu maksimaliai išnaudoji ir tada net nesuki savo galvos. Aš asmeniškai, kai investuoju į auksą, aš nesuku galvos, o čia dabar mes pikiniai kainoj, čia pati geriausia, ar dar palaukti mėnesį po mėnesio pirkti. Perki ir viskas. Dar šitoje vietoje aš turbūt Jurgita užakcentuosiu, kad su aukso kainomis mes labai skirtingai žiūrime, ne? Kažkas tai žiūri ateities sandorių kainas, kažkas tas, kaip pasakyti, pirkimo, ne, kainas. Tai kainos yra skirtingos ir jeigu žmonės pradeda jas lyginti, tai jeigu jūs eisite nupirkti fizinį auksą, ten, nežinau, į kažkokią aukso parduotuvę, tai esu garantuota, kad už 1 gramą sumokėsite virš 30% rinkos kainos. Jeigu mes kalbam apie pirkimus, kur perkame per būtent internetinės parduotuvės, kurią vieną šiandien esame paminėję, ten visai jau yra kitokios kainos ir jeigu lyginti apskritai aukso kainą, tą popierinė, ne, kaip sakyti, tai ten turbūt sviruos kažkur tai 2% tik tai santkainis. Jurgita, patikslink mane, jeigu šitoje vietoje klystu. Panašiai iš tikrųjų, ir gal aš net tave šiek tiek dar papildysiu, tarkim, konkrečiai perkant per Golden Gates šitą kasmėnesinio pirkimo sistemą, tai gramą klientai perka nuo 8–20% pigiau, negu jis būna rinkoje. Na, pavyzdys, ne, sakykime, kaip tik šiandien dienai žiūrėjau, tai šiam momentui, ne, sakykime, rinkoje 1 gramo luitelis kainuoja 75 eurai, buvo jis momentų, kai buvo pasiekęs ir virš 80 eurų, tai, sakykime, tuo tarpu pas mus per mūsų sistemą perkant klientai pirko po 68. Jeigu paėmus, už kiek perka mūsų klientai, kurie su mumis yra nuo pat pradžios Lietuvoje veiklos, ne, tai yra nuo 2018 gegužės mėnesio, tai mes vidurkį turim apie 60 eurų. Tai yra būtent už tokią sumą perkasi mūsų klientai ir tai praktiškai netgi šios dienos uncijinę graminę politiką atitinka. Nes matai, kalbant apie procentus, yra labai daug skirtingos informacijos.
Ir iš investuotojų pozicijos žiūrint į auksą, tai yra labai dažnai minima, kad auksas, kaip sakau, išlaiko vertę, infliacija dengia, tai mes žiūrim į tą poziciją tarp 2–4 procentų. Šita pozicija. Tai viskas priklauso, apie kokias kainas mes šnekame, apie kokį procentą šnekame, nes čia aš matau didžiausią susivylimą, kas liečia auksą, dėl ko auksui nėra abejingų. Arba mes jį labai mylime, arba mes sakome, kad tai, kaip sakant, nieko čia verta. Ne? Nes jeigu pasižiūri iš tos pozicijos, tai čia labai norėčiau patikslinti, kad tas 8–10 ir 2–4, tai apie kokį procentą konkrečiai mes šnekame. Kai aš kalbu apie 8–10 procentų, aš kalbu pagal biržą, sakykime, kokie yra apie biržinės kainas. Taip, aš kalbu apie biržinės kainas. Jeigu mes kalbėsim, pavyzdžiui, konkrečiais pavyzdžiais, tai konkretus pavyzdys. Vat šitą luitelį aš nupirkau 2018 metų gegužės mėnesį per būtent šitą Golden Gates sistemą, nupirkau už 420 eurų. Kaip tik šiandien prieš mūsų diskusiją pasitikrinau, už kiek galėčiau šiam momentui, kai aukso kaina netgi vėl yra pakritusi, sakykime, lyginant su savaitės, tikrai pasakys, netgi lyginant su mėnesio pradžia, sakykime, arba su praeitos savaitės pradžia. Tai aš šiandien dienai parduočiau už maždaug 580 eurų. Tai rodo, kad aš turiu beveik 40% pelno per 5,5 metų. O iš tikrųjų, aš visada patikslinu klientam. Čia mes taip save apgaunam, kad mes turim pelną, kad aš tiek uždirbau. O iš tikrųjų, ką aš padariau, aš išsaugojau savo 420 eurų perkamąją galią. Nes tai, ką aš galėjau nupirkti prieš 5,5 metų už 420 eurų, pagal dabartinį infliacijos lygį, man jau reikia kaip minimum 580. Tai konsultuotume mes su Jurgita, tiek aš, tiek Jurgita pagrindus dedam tos pačius, aš tik labai dažnai matau šitam klausime tą susivėlimą. Jurgita, mačiau paskutinį klausimą ir jau į visus kitus klausimus atsakinėsime asmeniškai. Irgi man, kadangi klausimai dingsta, ta prasme, aš pamatau, kad jis yra ir dingsta, tai gal gali jį garsinti. Matau, koks Golden Gates administravimo mokestis procentais per metus, tai žiūrėkit, iš tikrųjų tai yra didelis pliusas Golden Gates'e, kad ten nėra metinio kažkokio tai procento. Golden Gates'as ima vienkartinį sutarties sudarimo mokestį, kuris yra 3% nuo maksimalios kontrakto sumos, kurią mes užsirezervuosime. Ir ta maksimali kontrakto suma, jinai nulemia 2 faktorius. Tai yra, kokio dydžio mokestį mes susimokėsim, taip, eurais, ir nulemia, kiek laiko galios mūsų sutartis, nes pati sutartis iš savęs jinai neturi termino. Kai tik jūs būsit suinvestavęs tą savo pasirinktą kontrakto sumą, jūsų sutartis nustoja galioti. Ir mes turim klientų, kurie keliauja link tos savo maksimalios pasirinktos kontrakto sumos, per ilgus dešimtmečius dar galbūt keliaus į priekį, kol ją pasieks, sakykime. O turim klientų, kurie per keletą metų pasidengia tas kontrakto sumas, tai labai yra skirtingos situacijos. Jokių po to mokesčių nėra, išskyrus saugojimo mokestį, kurį mokam būtent depozitoriumui, sakykime. Tai tas saugojimo mokestis irgi yra labai juokingai mažas, 0,48% metam nuo saugomo aukso vertės. Tai grubus matematinis skaičiavimas, saugotės aukso už 1000 eurų mokėsit 4,80 eurų, saugot didesnį aukso kiekį už 10 000 eurų mokėsit 48 eurus. Už tai, kad metus laiko jūsų auksas saugomas, apdraustas ir panašiai. Aš galiu patvirtinti, kad šita kaina iš tiesų juokinga, nes teko ieškoti Lietuvoje klientams, kur saugoti luitus, tai netgi 48 eurai už metus, tai pas mus tokių kainų nėra už mėnesį. Taip. Tiesiog jų nėra. Tikrai taip. Tada kita klausimo dalis yra perkant arba kai nori parduoti. Tai kalbant apie pirkimą, jokių, sakykime, tokių, kad jūs dar papildomai Golden Gates'ui mokėtumėt mokesčius, nėra.
kur iš tikrųjų slypi ir vat kodėl mes su Ilona ir sakom, kad mažai tikėtina Golden Gates'ui bankrutuoti, kur slypi Golden Gates'o tikrosios pajamos ir tikrasis pelnas. Na, įsivaizduokit, grįžkim prie tų skaičių, kuriuos aš jums sakiau. Kiekvieną mėnesį jie nuperka, klientai perveda apie 13,5 milijono eurų. Čia vidurkis toksai yra, ne, sakykime, įmokų. Ir už tokį kiekį jie užpirkinėja aukso iš didmenininko. Tai reiškia, kad būtent už tokias sumas užsipirkinėjant, jie tikrai yra kaip minimum pirmam dešimtuke pas didmenininką tarp savo klientų. Ne? Ir natūralu, kad gauna savo palankę kainą graminę. Ir ką jie tada daro? Na, kaip pavyzdys, kaip sakiau, rinkoje, pavyzdžiui, dabar šiuo metu 1 gramo luitelis yra nuo 75 eurų. Tuo tarpu gali būti, kad Golden Gates'ui pavyksta iš proaurumo, iš didmenininko nupirkti po, tarkim, 62 eurus, ne, sakykime, už gramą. Na, kaip pavyzdys. Ir tada jie žiūri, rinkos kaina yra tokia, mes nupirkom tiek, paimam kažkokį tai viduriuką plius minus, ne, kur uždirbo Golden Gates'as, jūs gavot tavo savotiškai nuolaidą ir iš to jie dirba. Tai papildomai kažkokių dar mokesčių, kuriuos mokėt jums reikėtų, nėra sutarties galiojimo metu. Kai norite parduoti, tai Golden Gates'as pardavimą daro nemokamai. Ir kas man dar labai labai patinka, aš pati savo tikslą turiu tokį, būtent, kad mano kaupimas auksų viena kryptis yra tai pasiruošti vaiko studijų finansavimui, ne, sakykime, o kita kryptis tai yra pasiruošti savo didžiosioms gyvenimo atostogoms, kaip čia vienas bankas dabar Lietuvoje sako, tai yra savo pensijai. Tai man patinka labai galimybė Golden Gates'e sulaukus to amžiaus, kai jau tu nori pats save išleisti į pensiją, o ne valstybė tave išleidžia, tu gali pasirašyti atskirą susitarimą, kad būtų parduodamas atitinkamas gramų kiekis ir čia vėlgi neprisirišant prie luitelių. Pavyzdžiui, rinkoje nėra 7 gramų luitelio, nėra 13 gramų luitelio, bet aš galiu paprašyti, kad Golden Gates'as būtent tokį kiekį iš mano sukaupto aukso kiekvieną mėnesį pardavinėtų ir man į sąskaitą atkeliautų auksinė pensija. Ir visa tai man nieko papildomai nekainuos. Tai tikiuosi... Na, Jurgita, sutik, kad ilgalaikės atostogos žymiai geriau skamba negu pensija. Ir aš visiems linkiu, kad turėtų galimybės patys spręsti, kada jie išeina tų ilgalaikių atostogų, o ne kažkas už juos spręstų. Ar čia 65, ar čia 70, kaip grasiojasi. Mes visi galime padėję pastangas, turėdami strategiją, nes kai sakei, vieni ilgai deda jau į auksą, kiti labai greitai, tai čia kokias turi strategijas, kokius turi tikslus. Dažnai žmonės neturi tos strategijos ir turi tik tai vieną tą investavimą, ne, krypti auksą. Nu tai ir sudeda viską į auksą. Ar gerai, ar blogai, na, čia jau kitas klausimas. Iš tiesų tai nėra gerų ir blogų sprendimų. Yra sprendimai. Va, tu labai teisingai pasakei. Labai teisingai. Svarbiausia, kad tie sprendimai būtų. Tai kągi, visi, kurie registravotės į seminarą ir turim jūsų kontaktus, įrašą su Ilonos kontaktais, kaip ją galima rasti, pasidalinsime. Kas klausot mus Facebook'e gyvai, tikrai drąsiai galite kreiptis ir į mane, irgi nukreipsiu pas Iloną. Ir noriu kiekvienam iš jūsų palinkėti, kad jūsų ateitis būtų turtinga ir turtinga ne vien tik tais finansais, bet ir turbūt dar kitų vienu iš svarbiausių žmonėms turtų, tai sveikata. Ačiū, kad skiriat šį laiką mums ir iki kitų mūsų susitikimų. Prisidedu prie linkėjimų, kad be finansų dar labai yra brangus turtas mūsų emocijos. Tai visiems nuostabių emocijų visus artėjančius metus ir laukiu susitikime, pasiimant savo dovaną ir susidėliojant savo finansus link tų ilgalaikių atostogų, kad jos būtų turtingos visom prasmėm. Iki pasimatymo. Iki.